Vyrų tavo meilės stovykloje buvo žavu matyti žmonės, kurie nori įvaldyti šitas praktikas, įsisavinti. Mes šitą stovyklą kartu su mano vyru Vytu darėm, kuris fone vaikšto ir veda užsiėmimus, tai daug į kadrų jisai šį kartą nepakliuvo man, bet aš kuravau teorinę dalį apie moters anatomiją, kad vyrai labiau pažintų moteris ir jie turėjo daug klausimų ir džiugesio, kad, yra kas papasakoja tuos dalykus, kurių jie negavę mokykloje. Ir ne taip paprasta savarankiškai tam tikrus dalykus aptikti. Ne veltui tos daoistinės žinios, kuriuom 5000 metų, kaip čigong, meditacija, darbas su seksualinė energija, kadaise buvo slaptos. Tai mes būtent jų ir mokom, kad žmogus galėtų turėti daugiau gyvybinės energijos ir be abejo, kas liečia seksualinę sritį.